Labą dieną, šią gražią trečiadienio popietę. Šiandien sveikinuosi tiesioginėje transliacijoje. Ši transliacija vyksta jau antrus metus iš eilės ir ji vyksta ne šiaip savo. Turime progą, rytoj minėsime pasaulinę diabeto dieną ir labai džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikėmis, kurios šiandien bus su mumis. Tai noriu pristatyti endokrinologijos centro vadovę Žydrūnę Visockienę. Sveiki. Sveiki. Ir slaugytoja diabetologė, kuri nuo 14 valandos bus su mumis ir atsakinės į klausimus. Sveiki, Violeta. Labą dieną. Tai klausimų iš tikrųjų turime pasiruošę ir gavę tų klausimų iš anksto didelį kiekį, bet tikrai kviečiame, jeigu turite klausimų ir jie nėra labai asmeninio pobūdžio, komentuoti komentaruose ir jei tik turėsime galimybę ir laiko, į tuos klausimus medikės atsakys. Tai nuo 13 valandos iki 14:50 su mumis bus gydytoja endokrinologė Žydrūnė Visockienė. Ir pradžioje norėčiau pakviesti, pasakyti sveikinimą ir ką norite pasakyti šiandienos transliacijos žiūrėtojams. Apie sveikinimą nebuvo kalbų, paprastai sveikinimai būna arba linkėjimai pabaigoje, bet iš tiesų tai aš noriu pasidžiaugti mūsų bendrystę, noriu pasidžiaugti tuo, kad pacientai ir gydytojai mato, arba aš labai tikiu, kad mato ligas ir problemas ir sprendimo būdus vienodai. Noriu pasveikinti su pasaulinė cukrinio diabeto diena, kuri reiškia turbūt labai nemažai. Pirmas dalykas, kad mes atkreipiam dėmesį, kad mes daugiau šnekam, kad mes įtraukiam ne tik tai gydytojus, pacientus, bet ir bendrai visuomenę, bendruomenę, didindami žinią ir skleisdami žinią apie ligą ir galimybės tai ligai gydyti. Tas labai svarbu. Aš tikiu, kad teikiam arba stiprinam pacientus, teikiam jiem viltį, kad pagalba yra ir kad jinai yra čia šalia, mes pasiruošę padėti. Ir visiems tą progą ir linkiu to tikėjimo, bendrystės ir stiprybės ir matyti kiekvieno savo gyvenimo kelyje, matyti gražius dalykus, nes mes dažnai matom labai sunkius ir negražius, bet yra labai daug gražių dalykų, kurie ir yra mūsų visų stiprybės pagrindas. Tai to aš visiems ir linkiu. Dėkoju Jums už šitą tokią įkvepiančią pradžią ir noriu pradėti nuo šių metų pasaulinės diabeto dienos šūkio. Tai jis yra kontroliuodami diabetą ir siekdami geresnio gyvenimo, rūpinkimės ne tik gliukozės kiekiu kraujyje. Tai kas jūsų nuomonė dar yra labai svarbu, kad žmonės su cukriniu diabetu galėtų jaustis gerai, būti darbingais ir laimingais? Pasaulinės cukrinio diabeto dienos šūkis ne veltui arba tema ne veltui yra skiriama gyvenimo kokybei ir psichiniai sveikatai bei psichologiniai žmogaus geroviai. Ir mes iš tiesų, kaip gydytojai, turbūt labai dažnai kalbame, matome ir su pacientu ir akcentuojame rodiklius, skaičius. Geras gliukozės kiekis kraujyje, geras glikuotas hemoglobinas, geras kraujospūdis, cholesterolis ir tai yra tiesa. Nes tai leidžia išvengti su diabetu susijusių komplikacijų ir mes tikrai norim tų komplikacijų išvengti. Bet kitas labai svarbus klausimas, ar žmogus jaučiasi gerai ir ar jo gyvenimo kokybė siekiant tų mūsų nubrėžtų tikslų nepablogėja. Nes jeigu tai, ką rekomenduojame, yra nuolatinis stresas, nuolatinė įtampa, tai tikrai ir tikslo bus sunku pasiekti ir žmogus nesijaus gerai. Tai todėl apie ką svarbu kalbėti ir kam tikrai daug dėmesio šiemet yra skiriama, tai būtent psichologiniai geroviai ir gyvenimo kokybei. Mes kol kas turim didelę bėdą šioje situacijoje, bėdą kokią, kad mes savo komandose neturim psichologų, neturim pakankamai psichoterapeutų. Ir tikrai žinom, kad šie žmonės yra privalomi diabetu
diabetu sergančiųjų prižiūrinčios komandos nariai. Ir mes jau turbūt visi suprantam ir sutarėm, kad gydytojas endokrinologas, šeimos gydytojas, slaugytoja diabetologė nekelia abejonių. Lygiai taip pat reikalingas ir psichologas. Ir dėl to šitam klausimui šiais metais yra skiriamas didelis labai dėmesys ir aš galvoju, kad tai yra labai svarbu. O kas dar svarbu, kad žmonės būtų laimingi, nežinau, kiekvienas laimę suprantam savaip, jinai susideda iš didelių ir mažų dalykų. Tai maži dalykai tai yra kasdieniai dalykai, tai yra šeimos, aplinkos parama ir supratimas, tai yra mylimas darbas. Na, o kad būtų darbingi, tai vis tiek aš grįšiu prie tos geros diabeto kontrolės, kas nėra vien tik tai gliukozės kiekis kraujyje. Ačiū. Antro tipo cukrinis diabetas paprastai yra susijęs su antsvoriu ir nors diagnozavus šitą ligą rekomenduojama mažinti kūno svorį, visgi didžiai daliai sergančiųjų tai labai sunkiai pavyksta padaryti. Ar valios stoka, ar žinių trūkumas, ar kažkokie specifiniai medicininiai dalykai, dėl kurių to svorio nepavyksta sumažinti. Galbūt jūs galėtumėt išskirti, kokios būtų priežastys svarbiausios. Mes turbūt turėtumėm kalbėti apie dvi ligas šiuo atveju, du dalykus. Tai yra antro tipo cukrinis diabetas kaip liga ir kita šalia esanti liga, tai yra nutukimas. Ir jau yra tikrai ir priimta ir suprantama, kad tą turime vertinti kaip ligą. Ir tikslas nutukimo gydymo yra ne svorio mažinimas pats savaime, ne kilogramų sumažėjimas, bet ligų išvengimas arba komplikacijų išvengimas, nes nutukimas kaip liga irgi yra susijusi su daugybė komplikacijų. Tame tarpe ir diabetas, jeigu žmogus tik tai nutukimu serga, kartais įvyksta atvirkščiai, kartais įvyksta kartu, ir hipertenzija, širdies kraujagyslių ligos ir taip toliau. Žodžiu, šios dvi ligos po tokiu vienu bendru skėčiu palenda. Dabar, kalbant, kodėl sunku numesti svorį, tai tas pats klausimas yra už milijoną ir nutukimu sergantiesiems. Bet vienas iš svarbių dalykų, ką reikėtų suprasti, tai yra tai, kad mūsų organizmas yra labai protinga sistema. Ir jeigu skaitytumėte ir skaitytumėme mes visi ir skaitom literatūrą, tai ką kalba ir daug labai rašo apie metabolinę adaptaciją, tai yra organizmo sieki grįžti prie savo buvusio svorio. Tarkim, nutukimo atveju mes turime padidintą kūno svorį, dedamos pastangos, kad tas svoris mažėtų, bet organizmas pats siekia gražinti buvusį svorį. Ir tai yra dalykas, kuris nepriklauso nei nuo vieno iš mūsų. Tai yra, tokis biologinis programavimas, kuris yra dėl to, kad labai senais laikais, ar ne, per visą žmonijos vystymosi istoriją. Tai buvo būdas išlikti. Nes tai, kad mes turim dabar prieinamo maisto bet kada, kad mes viską galim valgyti, kad mūsų fizinis aktyvumas yra labai nedidelis lyginant su to, kas buvo, nežinau, milijonus metų atgal, bet biologinis mūsų supratimas ir biologinės mūsų sistemos, jos kažkada tai žinojo, kad valgyt gausim ne visada, kad gali būti ilgi badavimo laikotarpiai, ką suvalgėm reikia sukaupti ir stengtis gražinti buvusį svorį, nes taip galėsim išgyventi, nežinau, kada daugiau aš gausiu pavalgyti, ar ne. Tai vadinama dabar metabolinė adaptacija. Į tą metabolinę adaptaciją įsijungia labai daug kompleksinių ir sudėtingų mechanizmų ir mes galim kalbėti apie centrinės nervų sistemos reguliaciją, apie įvairiausius hormonus ir fermentus ir hormonus, kuriuos sintetina riebalinis audinys, bet ką rodo klinikiniai tyrimai, kad matuojant medžiagų apykaitos greitį esant nutukimui, jisai, tarkim, yra viename lygmenyje, jisai priklauso nuo kūno svorio, kuo didesnis kūno svoris, tuo didesnis medžiagų apykaitos greitis. Dabar numetus svorio, bet kokiom priemonėm, tai yra fizinis aktyvumas, mityba ir taip toliau, sumažėja kūno svoris, sumažėja energijos apykaitos greitis, nes svoris sumažėjo, organizmas prisitaikė. Tačiau jisai siekia gražinti buvusį svorį ir mes tikrai žinome, kad per laiką dažniausiai tas svoris grįžta arba dideliai daliai pacientų grįžta. Tuo tarpu energijos apykaitos greitis lieka tam žemesniam lygmenyje, kas yra dar didesnė rizika to svorio augimui.
Tai čia tai, kas yra paskaičiuojama, kas yra išmatuojama ir iš ko yra įrodymas tos metabolinės adaptacijos. Tai yra vienas iš veiksnių. Kitas svarbus dalykas, kad diabetu sergantiesiems ir šiaip yra sunkiau mažinti kūno svorį dėl visų kitų metabolinių sutrikimų, kuriuos mes turim. Ir turbūt viena pagrindinė žinutė visiems mūsų žmonėms yra tai, kad svorio mažinimas, ar sergant diabetu, ar nesergant diabetu, nėra nei vienos dienos, nei vieno mėnesio, nei vienų metų užduotis. Tai yra iš tikrųjų sudėtingas ir ilgas darbas ir ne visiems pavyksta tą darbą padaryti, o medicina dar iki galo ir nežino, kodėl vienais atvejais mes turim pakankamai sėkmingus rezultatus, kitais atvejais mes turim ne visada sėkmingus. Ką žmonės turi suprasti, kad jeigu jie daro viską, ką reikia daryti, ką rekomenduoja specialistai ir nepavyksta, tai nėra jų kaltė. Nes ne viskas iš tiesų iki galo aišku ir tų atsakymų mes negalim net ir pateikti. Jeigu mes juos žinotumėm, tai visų klinikų, kuriuose gydomi nutukimu sergantieji pacientai, rezultatai būtų labai labai geri. Deja, bet taip nėra. Daug iš tiesų kalbama, kad didžiąją dalimi antro tipo cukrinis diabetas tai yra gyvenimo būdo nulemta liga, bet taip pat esama situacijų, kai tai nulemta ne gyvenimo būdo, o kitų priežasčių. Kokia tokiu atveju galėtų būti prevencija ir ar jinai išvis įmanoma? Tikrai taip, antro tipo cukrinis diabetas, gal taip paprastai sakoma, kad tai yra gyvenimo būdo liga. Bet aš turbūt išskirčiau keletą veiksnių, tai yra genetiniai veiksniai. Mes kalbame apie genetinę predispoziciją arba polinkį sirgti antro tipo cukriniu diabetu. Tai jeigu šeimoje yra sergančiųjų, tai yra rizika, kad apsirgs tolesnės kartos ženkliai didesnė negu ta šeima, kurioje nėra diabetu sergančiųjų. Tai nėra vienas genas, kas yra labai svarbu suprasti. Mes jį pataisysim ir bus viskas gerai. Ne, tai yra įvairiausių genų polimorfizmas, tai reiškia, kad mes turime mažus sutrikimus genų veikime ir susidėjus didžiajai daliai įvairiausių sutrikimų mes turim tą, ką turim. Mes galim turėti cukrinio diabeto didesnę riziką. Kitas svarbus aspektas tai yra aplinkos veiksniai ir tie aplinkos veiksniai ir yra tai, ką jūs įvardijote. Tai yra gyvenimo būdas, kaip mes valgom, kiek mes judam, ką mes apskritai renkamės, ar sveiką gyvenseną, ar tokią ne visai gal sveiką gyvenseną. Ir būtent šie aplinkos veiksniai daro įtaką genetiniam polinkiui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes gyvensim sveiką gyvenimo būdą, tai net ir turėdami genetinį polinkį nebūtinai susirgsime antro tipo cukriniu diabetu. Tai va čia ta vieta, ką žmogus gali padaryti, turėdamas genetinę predispoziciją. Ir vėl grįžtam prie tų mūsų gyvenimo būdo savybių, ar ne? Ir jau po to įsijungia visi kiti, tai yra beta ląstelių funkcijos sutrikimai, insulino jautrumo sutrikimai, įvairūs medžiagų apykaitos sutrikimai, bet juos visus galime paaiškinti gyvenimo būdo įtaką genetinės predispozicijos sąlygotiem pokyčiam. Aš nežinau, kaip tą paprasčiau paaiškinti, bet gal trumpai atsakant į šitą klausimą, reikėtų pasakyti, kad deja, bet nėra tokių dalykų, kuriuos mes galėtumėme labiau negu savo sveika gyvensena paveikti, siekdami išvengti antro tipo cukrinio diabeto. Nėra. Tai vis tiek, bet kuriuo atveju ta žinutė turi likti ir to reikėtų siekti. Dėkoju, nors mes visi norim tos tokios gal piliulės ir vieno atsakymo ir vieno galbūt vaisto, kur sutvarkytų ir išspręstų visas bėdas ir problemas, bet jūs, kaip ir pasakėte, žmogaus kūnas yra labai protingas, kompleksiškas ir tam tikrų dalykų galbūt mes ir nežinom. Kokia yra vaistų bei gydymo skyrimo tvarka jau diagnozavus antro tipo cukrinį diabetą ir kuomet gydytojai endokrinologai jau skiria gydymą insulinu sergantiem antro tipo diabetu?
Gydymo tvarka antro tipo cukrinio diabeto, aš nelabai, nežinau, ar aš teisingai į klausimą atsakysiu, ko tikimas, bet turbūt du dalykus atskirčiau. Tai yra gairės, kaip rekomenduojama gydyti antro tipo cukrinį diabetą, tai yra viena, ir antra, taip kaip mes Lietuvoje galime skirti kompensuojamus vaistus. Tai tuos du dalykus atskirkime. Tarp kitko, gairės ir kompensuojamų vaistų aprašas tikrai labai mažai skiriasi. Mes Lietuvoje turim pakankamai geras antro tipo cukrinio diabeto gydymo galimybės reglamentuotas teisės aktais. Aš kalbu apie galimybę paskirti, ko mes galbūt paskutiniu metu tikrai neturim, tai gero vaistų prieinamumo, bet vėlgi mes šito reguliuoti negalim. Ir mes kalbam apie GLP-1 receptorių agonistų prieinamumą. Čia jau yra nebe mūsų kompetencija. Tai nustačius antro tipo cukrinį diabetą yra tvarka tokia, kad mes turėtumėm klasifikuoti savo pacientus į tuos, kurie neturi jokių lydinčių ligų, rimtų ligų, ir tuos, kurie turi širdies kraujagyslių ligas, persirgtus infarktus, insultus, kairės skilvelio hipertrofiją, lėtinę inkstų ligą. Žodžiu, į pacientus, kurie jau yra didelės rizikos, ir į tuos pacientus, kurie yra, sakykime, santykinai sveiki. Ir nuo to priklauso, kokią gydymo taktiką pasirinksime. Jeigu mes turime santykinai sveiką žmogų, jaunas žmogus, jisai turi galbūt nutukimą, galbūt jisai turi nedidelę arterinę hipertenziją ir apsirgo cukriniu diabetu, antro tipo cukriniu diabetu, mes startuojam nuo mityba ir fizinis aktyvumas visiems, visada ir visų ligos laikotarpiu, tai dėl to reiktų susitart. Bet tokiu atveju startuojam nuo metformino. Jeigu metforminas yra neefektyvus, nepasiekiam tikslų, tuomet mes galime rinktis bet kokius kitus vaistus diabeto gydymui ir jų įvairiausius derinius. Ir tų vaistų mes turime bent 4-5 klases iki insulino terapijos. Tai bendrai tariant, mes einam žingsnelis po žingsnelio, stiprindami gydymą, pridėdami 1, 2, 3 vaistą, tiek kiek galim atitolinti insulino terapiją. Dabar dar svarbus dalykas atsiminti, kad visada gydymas yra individualizuotas, visada gliukuotas hemoglobinas yra kiekvienam skirtingas. Mes kalbamės, tariamės, derinam su žmogum. Dabar, kada paskirti insulino terapiją, tai insulino terapija yra tada skiriama, kada nebepadeda visi įmanomi peroraliniai vaistai, tą, ką galim išgerti, arba injekciniai, tai yra GLP-1 receptorių agonistai, arba jų deriniai. Tada startuojam su insulino terapija, pradedam ilgo veikimo insuliną ir jeigu reikia intensyvinam gydymą. Čia tokia paprastoji schema. Dabar jeigu mes turim tą grupę pacientų, kurie turi jau įvairių ligų, turi komplikacijų, turi inkstų pažaidą, širdies nepakankamumą, tada jau mūsų strategija yra šiek tiek kitokia ir mes startuojam nuo dvigubos terapijos, neatsižvelgdami į glikuotą hemoglobiną, kada su metforminu skiriame kitus vaistus galinčius apsaugoti žmogų nuo ne tik tai gerinti gliukozės kontrolę, bet apsaugoti nuo širdies kraujagyslių ligų komplikacijų ir inkstų komplikacijų. Tai yra GLP-1 receptorių agonistai arba SGLT2 inhibitoriai. Aš kalbu vaistų klasėmis, tikrai nekalbu jokiais vaistų pavadinimais, bet jūs manęs klausėte apie strategiją, aš ją aiškinu. Ir toliau tie žingsneliai yra identiški, intensyvinam gydymą, individualiai parinkdami tiek gliukozės kontrolės tikslus, gliukuotą hemoglobiną, tiek kiekvienam pacientui individualų gydymą. Tol, kol deriniai yra nebeefektyvūs ir mes skiriame ilgalaikiam gydymui insulino terapiją. Dabar, jeigu kalbėti apie laikiną insulino paskirimą, tai gali būti situacijos, kada mums reikia laikinai skirti insuliną. Net ir tiem pacientam, kurie serga antro tipo cukriniu diabetu ir, tarkim, turi gerą kontrolę su peroraliniais vaistais. Tai, tarkim, perioperacinis laikotarpis, jums reikia operuoti planinę operaciją cholecistito. Tulžies pūslėje yra akmenų, susiplanavau, kad juos reikės pašalinti. Priklausomai nuo operacijos apimties, reikia skirti insulino terapiją prieš operaciją, po operacinių laikotarpių. Jeigu tai yra labai maža operacija, galbūt jo ir nereikės, ir jeigu gera kontrolė, bet šiaip principas toks. Jeigu yra urgentinė būklė, jūs staiga pakliuvot ūmiai į ligoninę, sepsis, infekcija, trauma, infarktas, mes turim iš karto peržiūrėti gydymą, iš karto skirti intensyvią insulino terapiją tam, kad situacija būtų gerai valdoma. Su jokiom tabletėm mes negalime situacijos valdyti adekvačiai, nes jinai keičiasi urgentinės būklės atveju. Bet ką reikėtų turbūt žmonėms žinoti, kad nereikia išsigąsti, jeigu yra laikina insulino terapija skiriama.
Todėl, kad jeigu mums pavyksta tą urgentinę būklę sutvarkyti, mes išeinam iš jos ir grįžtam prie buvusio gydymo, jeigu jis buvo efektyvus. Jeigu jis buvo neefektyvus, galima galvoti apie jo stiprinimą, bet laikina insulino terapija nereiškia insulino nuolatos. Mes kartais susiduriam su tokiam baimėm, tai ką dabar man čia insulinas bus, atsisakinėja žmonės nuo insulino terapijos. Tai yra, nepagrįsti nuogastavimai, aš tai pasakysiu. Ir lygiai taip pat laikina insulino terapija gali būti skiriama antro tipo diabetu sergantiesiems ligos pradžioje. Jeigu nustatome ligą su labai būna dekompensuotų antro tipo cukriniu diabetu, galbūt ne ketoacidozė, bet labai didelė hiperglikemija. Taip mes visą laiką skiriam insuliną ir po to pereinam prie peroralinio gydymo. Taip kad nuogastauti nereikia. Sakyčiau, kad reikėtų pasitikėti gydytojais tokiu atveju. Ačiū labai, kad paminėjote apie tas baimės dėl insulino skirimo. Mes savo bendruomeniai, pacientų bendruomeniai irgi labai susidurėm su tuo, su įvairiais mitais, kad priprasi prie insulino, svoris labai augs, labai daug įvairiausių mitų. Ir šitoj vietoj tikrai yra labai nepasitikimo medikais ir galvojama, kad jeigu jau paskirsta insuliną, tai jau viskas kelio atgal nebėra ir viskas bus tik blogyn. Galbūt jūs dar galite papasakoti, ar yra kitų ligų be cukrinio diabeto arba tam tikrų būsenų sveikatos sutrikimų, dėl kurių kraujyje gali būti nuolat arba laikinai padidėjęs cukraus kiekis kraujyje. Nežymiai ar šiek tiek daugiau? Jo, tai nuolat padidėjęs cukraus kiekis kraujyje jau yra ne šiaip normali būklė. Reiškiasi, normaliai to negalėtų būti ir neturėtų būti. Tai laikinai padidėjusių glikemijos tokių padidėjimų gali būti ir mes tai vadiname simptominė hiperglikemija. Tai viena iš situacijų, kaip aš ir minėjau, tai bet kokia urgentinė būklė. Mes, tarkim, galim turėti miokardo infarktą, kurio metu padidėja gliukozės kiekis kraujyje, bet tai yra organizmo atsakas į stresą ir susitvarkius tai būklį, glikemija grįžta į normos ribas. Jeigu tokius pacientus mes matom stacionare dažniausiai turbūt, tai mums būna klausimas, tai ar čia tas žmogus serga cukriniu diabetu ar neserga. Tai jeigu tai yra pirmą kartą, jeigu gliukozė yra nedaug padidėjusi, niekada iš keleto tyrimų urgentiniai būklei mes negalim pasakyti, ar yra cukrinis diabetas ir rekomenduojam tyrimus atlikti tada, kada jau visa šita urgentinė būklė nurims, pacientas pasveiks, tada ambulatoriškai darosi gliukozės tolerancijos mėginį ir diagnozė yra tikslinama. Čia tais atvejais, kai būna nedaug padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje. Dar atvejai, kada jisai gali padidėti, tai tarkim, jeigu gydymas yra skiriamas dėl kitokių ligų vaistais, kurie gali didinti gliukozės kiekį kraujyje, ir aš kalbu apie gliukokortikoidus, turbūt žmonėm labiausiai pažįstamas yra prednizolonas arba deksametazonas, tai yra vaistai, kurie didina gliukozės kiekį kraujyje ir jeigu gydymas skiriamas dėl kokių nors kitų priežasčių, tarkim, skauda stuburą, vaikšto pas gydytojus, galų gale iki skausmo klinikos ir skausmo klinikoje suleidžia kokius tai vaistus, dažnai žmogus net ir nežino, padaro blokadą ir dažniausiai tai būna kortikosteroidai. Tokiu atveju mes galim turėti gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą, bet vaistų koncentracijai mažėjant ši būklė praeis arba didelės steroidų dozės infuzijos dėl bet kokios kitos ligos. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai, o jeigu jau yra nuolatinai padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, tai jau yra tikrai ne šiaip sau, reikia atkreipti dėmesį, būtinai. Ar galite pasakyti ir pažymėti konkrečius skaičius, kada jau vertėtų susirūpinti, kada tad nuolat yra padidėjęs cukraus kiekis kraujyje? Tai turbūt mes kalbame apie cukrinio diabeto diagnostinius kriterijus, tai tuos kriterijus turi labai gerai žinoti šeimos gydytojas ir daryti profilaktinius tyrimus, nes antro tipo diabetu sergantieji labai ilgai nežino, dažnai nežino, nes liga gali būti besimptomė. Tai jeigu pacientas turi bet kokių rizikos veiksnių būti tyriamas dėl diabeto, tai ir turi būti tyriamas. Atkreipiu dėmesį, kad tyrimai iš piršto aparatėliais, gliukozės gliukometrais, kaimynės arba šeimos nario nėra diagnostiniai. Jie galėtų būti tokie tyrimai, kurie
lemia sprendimą atlikti normalius tyrimus. Tarkim, šeimoje turite diabetu sergantį pacientą, jums atrodo, kad gerai, noriu pasitikrinau 10 gliukomačių, tai jau yra daug, bet tai nėra diagnozė. Keliaujam pas šeimos gydytoją ir darom tyrimą iš veninės kraujo plazmos. Jeigu iš veninės plazmos yra nevalgius, gliukozės kiekis kraujyje daugiau 7, tai jau yra diagnostinis cukrinio diabeto kriterijus. Tik tai vieno tyrimo neužtenka, reikėtų pakartoti tyrimą po kokių 2-3 savaičių normaliom aplinkybėm, be jokių bado dietų. Ir tada mes žinosime, ar galim patvirtinti diabeto diagnozę ar ne. Jeigu gydytojas padaro tyrimą ir, tarkim, gliukozės kiekis kraujyje 6,5, iš veninės plazmos skiriamas gliukozės tolerancijos mėginys, tai gliukozės tolerancijos mėginys yra auksinis standartas diabeto diagnozei ir tuomet daugiau 7 nevalgius, daugiau 11,1 milimolio litre 2 valandos po gliukozės tolerancijos mėginio yra diagnostiniai kriterijai. Tai jeigu mes turime abudu atlikdami gliukozės tolerancijos mėginį, viskas tvarkoj, abejonių diagnozė nekelia. Jeigu mes turime vieną, mes turime kartoti tyrimą, ypatingai tais atvejais, kai nėra klinikinių cukrinio diabeto simptomų ir požymių. O jeigu yra simptomai ir požymiai, jeigu žmogus jaučia troškulį, jeigu jisai dažniau šlapinasi, mažės svoris ir bet kada dienos eigoje atlikus tyrimą iš veninės plazmos randama daugiau 11,1, to užtenka diabeto diagnozei patvirtinti. Tai viskas, kas yra daugiau negu šie skaičiai, yra diabeto diagnostikos kriterijai, negalima ignoruoti jų. Tai jeigu galite tikrintis gliukomačių, viskas tvarkoje, bet keliaukit pas gydytoją patikslinti diagnozę. Turime dar vieną temą – papildai. Tai irgi ta tema, kuri sulaukia daug dėmesio, įvairiausių skirtingų nuomonių. Kokia būtų jūsų nuomonė, tikslinga ar nėra būtinybė sergant 1 ar 2 tipo cukriniu diabetu vartoti papildus? Čia irgi galbūt nėra to tokio vieno atsakymo, bet pabandykim. Gal pabandykim tiesiog pasišnekėti, nes kalbant apie papildus, visą laiką iškyla klausimas, kokius mes turime įrodymus, kad papildai yra reikšmingi ir veiksmingi. Ir veiksmingi kam? Komplikacijų prevencijai, gerai savijautai, kam? Tai jeigu apie vaistus kalbėdami mes tuos įrodymus turime ir remiantis turimais įrodymais yra dėliojami gydymo algoritmai, tai kalbant apie papildus, tokių įrodymų nėra, nes nėra reikalavimų papildam atlikti klinikinius tyrimus ir įrodyti veiksmingumą. Todėl mes galime filosofuoti, tik tai remdamiesi netiesioginiais įrodymais arba žiniomis. Tarkim, vitaminas D, ar reikia jį vartoti, ar jo nereikia vartoti. Tai yra įrodymų tokių netiesioginių nediabetu sergantiesiems, kad vitamino D stoka gali būti asocijuotas su širdies kraujagyslių ligų, netgi su onkologinių ligų didesniu dažniu. Tai todėl sakyti, kad nevartokime, negaliu. Ar tai yra specifiškai diabetu sergantiesiems? Ne, tai yra visiems. Apibendrinama, aš turbūt galėčiau pasakyti, kad papildų ir vitaminų vartojimas diabetu sergantiesiems rekomendacijos yra tokios, kaip ir visiems kitiem žmonėm. Kas galėtų būti specifiškiau? Tai, sakykime, B grupės vitaminų poreikis, sergant 2 tipo cukriniu diabetu ir vartojant metforminą, ypatingai kalbu apie B12, todėl kad yra žinoma, jog ilgalaikis metformino vartojimas gali sukelti B12 deficitą. tą deficitą, kad įrodytumėm, reikėtų ištirti B12 koncentraciją kraujyje ir pagal tai skirti papildus, jeigu galvotumėm apie tokį poveikį metformino. Iš kitos pusės, diabetu sergantieji dažnai turi diabetinę polineuropatiją, nervų pažeidimą. Ir tam, kad atstatyti nervų apvalkalėlio vientisumą, kad pagerinti būklę, kad gydyti šią situaciją, B grupės vitaminai turi savo įrodymų. Vėlgi, negaliu sakyti skaičiais, nes tokių
vienam tyrime mes turim tokių, kitam tokių, vienam tyrime turim vienokius B grupės vitaminus, kitam kitokius, bet esant diabetiniai polineuropatijai, jie yra skiriami kompleksiniam gydymui, ar ne? Kitas svarbus momentas dar turbūt diabetu sergantiesiems tai yra antioksidantai ir vėl aš kalbu apie polineuropatijos gydymą ir vėl nekalbu konkrečiais vaistais arba papildais, bet tai yra antioksidantai, todėl kad pažaida, kuri atsiranda, yra susijusi su oksidaciniu stresu. Ir yra manoma, ir kai kurie tyrimai tą ir rodo, kad antioksidantų skirimas mažina oksidacinį stresą ir pagerina paciento savijautą ir būklę. Tai turbūt galbūt tokie specifiškesni, kas susijęs su konkrečiai diabetu, na, o visi kiti papildai, tai turbūt susijęs su bendra sveikata. Ir tos rekomendacijos, kurios tinka visai populiacijai, visiems žmonėms tinka ir diabetu sergantiesiems. Tik tai, ką mes irgi dažnai matom ir girdim, kad žmonės gydo diabetą papildais. Net paskaityti galima, kokių stebuklingų papildų yra, kurie išgydo diabetą, tai va šito kažkaip tai labai norėtųsi išvengti ir norėtųsi, kad žmonės suprastų. Jeigu tokie papildai būtų egzistavę, tai jie seniai būtų įtraukti į visus gydymo gidus ir visus algoritmus. Deja, bet jų tokių stebuklingų nėra. Tikėtina, kad galbūt jūs per savo praktiką turėjot ir tokių galbūt ir skaudžių atvejų, kai diagnozavus ar pirmo tipo cukrinį diabetą, kai yra kitokia būklė, artimieji bandė išgydyti tą diabetą, kad nereikėtų skirti insulino. Tai turime tokių patirčių irgi, tai norisi kažkaip irgi apie tos mitus kalbėti, kad deja, pirmo tipo cukrinis diabetas nėra išgydomas. Insulinas yra privalomas ir jokios kitos priemonės, nei papildai, nei vežiojimai pas kažkokius žiniuonius ar dar kažkur šios ligos neišgydys. Ir ką mes galim padaryti, tai stengtis išmokti šitą ligą valdyti kuo geriau, bendradarbiaujant ir su medikais, pasitelkus išmaniąsias visas įmanomas technologijas. Tai dabar dar tuo pačiu noriu pereiti prie išmaniųjų technologijų ir kokia būtų jūsų nuomonė apie dar vieną tą tokią populiarėjančią madą, kai sveiki žmonės išbando nuolatinius gliukozės jutiklius, tai esama ir tarp sportininkų ir kitų aktyvų gyvenimą gyvenančių žmonių. Ir kaip manote, ar tai reikalinga, kiek tai tikslinga ir kokios dar yra grupės kitų asmenų, kuriems būtų vertinga ir reikėtų naudoti gliukozės jutiklius nuolatinius, nekalbant apie sergančiuosius pirmo tipo cukriniu diabetu. Ačiū, Dovilė, už klausimą. Aš dar truputėlį grįšiu į tą, ką tu pasakei. Kodėl žmonės atsisakinėja insulino, ypatingai pirmo tipo diabetu sergantieji, ką tu paminėjai, tai čia labai labai gražiai atsikartoja poreikis, kodėl žmogus taip, o ne kitaip elgiasi. Turbūt tai yra ligos neigimas, tai yra baimės, tai yra nesupratimas. Ir ką mes galim padaryti kaip gydytojai, tai maksimaliai paaiškinti ir išaiškinti, kas tai yra per liga ir kodėl vienas arba kitas gydymas turėtų būti skiriamas ir tik jisai bus efektyvus, o ko mes tikimės iš paciento, kad jisai išgirs. Ir ta siena, kuri kartais atsiranda tiek pirmo tipo cukrinio diabeto atveju, ir mes tai labai dažnai susiduriam ir su antro tipo diabetu sergančiaisiais, kada ateina laikas skirti insulino terapiją, kategoriškai ne. O kodėl kategoriškai ne, nesugeba žmonės paaiškinti arba argumentai neįtikinantis, iš to vietoj psichologas, manau, kad būtų labai labai reikalingas. Tai o grįžtant prie technologijų ir prie jutiklių naudojimo, kam dar, jeigu ne diabetu sergantiesiems, tai jeigu žmonės naudoja, nesergantys diabetu, tvarkoj, tegul naudoja. Mano pagrindinis klausimas yra toks, ką iš to žmogus gauna ir kaip ta informacija keičia jo kažkokius sprendimus. Tai mes turim labai gerą patirtį diabetu sergantiems pacientams, kurie nėra pirmo tipo diabetu sergantieji, o antro tipo diabetu sergantieji, kurie tik susirgo ir jiem nereikia net insulino, užtenka mitybos, galbūt metformino.
Jie nešiodami jutiklius ir matydami duomenis mokosi. Jie mokosi suprasti, kaip vienas arba kitas maistas įtakoja gliukozės kiekį kraujyje. Jie mokosi suprasti, kaip fizinė veikla veikia jų gliukozės kiekį kraujyje. Ir tikrai turim tokių gražių pavyzdžių ir šiaip tai ir pasaulinė patirtis tą patį rodo, kad trumpalaikis nešiojimas, laikinas nešiojimas jutiklių tada, kada pacientas negydomas insulinu, jisai gali turėti edukacinį poveikį ir tas yra labai gerai. Ar gali pacientas priimti sprendimą iš karto, kada jisai, arba negydomas yra sveikas žmogus, tik tai sportuoja, arba, tarkim, diabetu serga, antro tipo gydomas tik tabletėm? Ne. Jis jokių sprendimų čia ir dabar nepriims, nežiūrint to, kad jo gliukozės kiekis, tarkim, pakilo, jis neišgers ekstra tabletės. Tai todėl, kalbant apie pačią didžiausią naudą, akivaizdu, kad tie, kurie pacientai naudoja insulino terapiją, tai yra pati didžiausia nauda, nes pagal jutiklio duomenis galima priimti sprendimą čia ir dabar. Bet visais tais kitais atvejais sportininkam viskas tvarkoj, pagal fizinį krūvį jie turbūt irgi gali matuotis ir matyti, kaip veikia jų, kas darosi su jų gliukozės kiekiu kraujyje, nes jisai kinta priklausomai nuo to, kokia veikla, anaerobinė ar aerobinė. Bet aš galvočiau čia daugiau tokiam įdomumui, negu kažkokiem tai rimtiem pokyčiam gali būti pritaikytas jutiklių naudojimas. Pereikim šiek tiek nuo antro tipo ir išmaniųjų technologijų link kito klausimo, kurį irgi dažnai girdime ir mes, ir tikėtina ir jūs. Ar Lietuvoje daromos kasos ląstelių persodinimo operacijos? Ir jei taip, tai kokia yra patirtis, praktika, ar jos yra veiksmingos, ar reikia gerti vaistus po atliktos operacijos? Taip, tai Lietuvoje yra padaryta viena kasos beta salelių transplantacijos operacija, turbūt apie tai esate girdėję, jau dabar turbūt jau 3 ar 2 metai praėjo po tos transplantacijos, jinai buvo padaryta pas mus Santaros klinikose ir mes pacientai iki šiol prižiūrim ir turim jį savo kompanijoje. Tai kokia pagrindinė bėda buvo iki šiol, kad tai buvo procedūra, kuri nereglamentuota jokiais teisės aktais, tai reiškia, kad kada nėra ministro įsakymo ir nėra tvarkos aprašo, realiai jinai negalėtų būti vykdoma. Tai per visą tą laikotarpį dirbo tikrai labai daug žmonių, labai daug gydytojų ir visų kitų institucijų atstovų. Ir mes turime jau reglamentą, teisės aktą, kuris reglamentuoja kasos, ne tik tai kasos transplantaciją, kasos inksto komplekso, bet ir kasos salelių transplantaciją, kas yra mažiau invazyvi procedūra, lyginant su, tarkim, organo transplantacija, ar ne? Ar reikia, ar ta procedūra, jinai bus labai plačiai taikoma, labai daug kam prieinama ir naudojama, tai labai priklausys nuo to, kaip visa sistema toliau veiks, kokie bus donoriniai dalykai. Čia yra daug labai klausimų, bet yra turbūt svarbu, kad galimybė jinai atsiranda ir jinai reglamentuojama, dar eigoje yra visi finansiniai derinimai, tai tas dar vyksta, bet noriu tik tai pasakyti, kad vyksta, veiksmas vyksta ir į priekį reikia žiūrėti pozityviai ir turėti tą tokią viltį, kad ta transplantacija kasos beta salelių taps ženkliai labiau prieinama, negu jinai buvo iki šiol. Dabar apie tai, ar reikia po to vartoti vaistus. Tai čia reikia atskirti 2 pacientų grupės. Pirma pacientų grupė, kuriai taikoma kasos beta salelių transplantacija, tai yra tie pacientai, kurie jau turi transplantuotą inkstą, dažniausiai dėl diabetinės nefropatijos ir jau gauna imunosupresinį gydymą. Tai šiems pacientams yra ženkliai paprasčiau transplantuoti kasos beta ląsteles. Imunosupresinis gydymas ir taip jiems jau buvo skiriamas, jisai yra tiesiog šiek tiek koreguojamas, ar ne? Tai tokiu atveju pacientas toks, tai tik tai koreguojamas imunosupresinis gydymas ir taip jisai lieka visam gyvenimui, jį reikia vartoti. Kita pacientų grupė tai yra pacientai, kurie neturi transplantuoto inksto ir jiems transplantuojame kasos beta saleles. Ir jie negavo iki šiol imunosupresinio gydymo, jie turės vartoti, jiems turės būti pradėtas toksai gydymas.
Dabar po vienos transplantacijos kasos beta salelių taip pat reikia žinoti, kad labai nedideliam kiekiu pacientų pagal literatūros duomenis praktiškai vos keliem procentam pakanka vienos transplantacijos, kad būtų galima nenaudoti insulino, nes lūkestis pacientų dažniausiai turbūt yra toksai, kad po kasos salelių transplantacijos man nereikės leistis insulino. Tai taip nėra. Vidutiniškai reikalingos 2-3 transplantacijos, kad būtų užtikrinta nepriklausomybė nuo insulino terapijos. Iš kitos pusės indikacijos kasos salelių transplantacijai toli gražu nėra diabetas pats savaime, pirmo tipo diabetas pats savaime, bet yra griežti atrankos kriterijai. Tai reiškia, kad mes pritaikėm visas įmanomas priemonės gerai kontroliai diabeto, tai reiškia, pradedam nuo intensyvios insulino terapijos, jutiklių naudojimo, bet to nepakanka, kabinam pompą, pompos nepakanka, tada tik tai galvojame apie transplantaciją ir dažniausiai tai yra tas vadinamasis labilus diabetas, kada tikrai padarom viską, ką galim, nesusitvarkom. Ir tas kelias yra, iš tikrųjų netoks ir trumpas ir savo patirtyje mes matome, kad pacientam, kurie turi transplantuotą inkstą, turėjo intensyvią insulino terapiją, mes užkabinom sensoriuką, gyvenam, gerėja situacija, užkabinom pompą ir glikemijos kontrolė pasidarė tokia, kad nebereikia galvoti apie transplantaciją. Viskas, stop, šitoj vietoj toliau neinam. Dabar, kas dar svarbu, kad indikacija salelių transplantacijai gali būti ir sunkios hipoglikemijos, kurių pacientas nejaučia ir kurių mes niekaip negalim suvaldyti mano minėtais būdais. Ir džiaugiamės, jeigu po transplantacijos nelieka tų sunkių hipoglikemijų. Nesvarbu, kad pacientas toliau turi naudoti insuliną, jo insulino dozės poreikis paprastai sumažėja, bet vien tai, kad nebelieka hipoglikemijų, yra vertinama kaip sėkminga transplantacija. Tai galimybių atsiranda ir jeigu apie tik saleles, tai turbūt trumpai tiek, labai reikia individualiai su pacientu diskutuoti ir aiškinti ir žmogus turi tikrai labai aiškiai suprasti, ko tikėtis, kokios yra indikacijos ir ką galima iki tol padaryti, kad galbūt tos salelių transplantacijos net ir nereikėtų, nes mes tikrai sulaukiam klausimų, tokių kaip, transplantacija panacėja. Aš dabar noriu labai transplantacijos, nes aš išgysiu nuo diabeto, nėra taip paprasta. Tas pats yra ir su kasos inksto transplantacija, jeigu mes turim inkstų nepakankamumą ar ne, lėtinę inkstų ligą ir kasą kartu transplantuojant su inkstu, irgi tuomet mes dažniausiai nebereikia insulino terapijos tikrai ir čia yra toks efektyviausias būdas, bet vėlgi, kadangi klausime buvo užsiminta apie imunosupresinį gydymą, taip, imunosupresinis gydymas bus reikalingas visą likusį gyvenimą. O kokias diabeto gydymo perspektyvas šiuo metu žada mokslas, kokie atliekami tyrimai ir kokie bandymai galbūt galite trumpai aptarti? Tyrimų vyksta labai daug, aš net nežinau, nuo kurios čia pusės pradėti, tai galima, vėlgi, diabetas nėra viena liga, nėra taip savo diabetas, yra antras tipas, yra pirmas tipas, bent jau tuos du reikia išskirti, nors iš tikrųjų tai galim dar ženkliai daugiau ir ženkliai smulkiau apie tai pasakoti, bet pirmas ir antras tipas, tai kalbant apie galbūt antro tipo diabetus sergančiuosius, tai labai didelis proveržis, ko gero, įvyko jau prieš kurį laiką ir tą, ką mes turim Lietuvoje šiandien, tai irgi to proveržio dalis, bet didžiuliai tyrimai atliekami, stengiantis suprasti, kaip mūsų inkretinų sistema, įvairūs hormonai, kurie nėra tik tai insulinas ir gliukagonas, apie kuriuos mes žinom, kaip jie veikia mūsų gliukozės kiekį kraujyje. Ir mes kalbam dabar apie GLP-1 receptorių agonistus, juos turime savo gydymo schemose ir viskas tvarkoj. Lygiai taip pat jau antro tipo cukrinio diabeto gydymui turime GLP ir GIP, dar vieno inkretino dvigubą agonistą, ar ne? Tas vaistas jau yra visuose tarptautiniuose algoritmuose, kol kas mes jo neturime Lietuvoje.
daromi tyrimai ir pristatyti pradiniai rezultatai su trigubais agonistais, kada įsijungia ir kiti hormonai, poveikis vaisto vieno ar kito ir į gliukagono sistemą, į gliukagono receptorius. Taip kad stengiamasi surasti tokius medikamentus, kurie veiktų kuo daugiau antro tipo diabeto patofiziologinių grandžių. Ir kai Dovilė, jūs manęs klausėt pačioje pradžioje, tai kokią tą vieną tabletytę reikėtų išgerti, kad būtumėm sveiki ir laimingi, tai ją surasti labai sunku, nes liga antro tipo diabetas yra labai polimorfiška. Labai daug, kur yra sugedę jungtukai. Ir ieškoma tokių vaistų, kurie kaip įmanoma kompleksiškiau veiktų kuo daugiau grandžių. Kol kas mes duodam daug tabletukių. Viena veikia tą, kita veikia tą, viena skatina sekreciją, kita gerina insulino veikimą, kita apetitą gal reguliuoja, skrandžio evakuaciją lėtina. O stengiamasi rasti kažką, kas veiktų kompleksiškai ir veiktų tas grandis, kurių mes dar gal ir šiandien negalime įgarsinti, jokios yra svarbios. Tai čia kalbant apie antro tipo cukrinį diabetą ir tas lemia, kad insulino terapija su kiekvienu tokiu nauju vaistu jinai atsitolina, nes kasos beta ląstelių sekrecinė funkcija antro tipo diabeto metu pakankamai ilgai išlieka. Mes galim tyrinėti insulino C-peptido kiekį ir mes rasim. Ir kai žmonės sako, ištirkit man insuliną ir C-peptidą, kam čia jūs man tą insuliną skiriat? Va, ašgi turiu. C-peptido yra, insulino yra, ką jūs čia dabar mane gydot insulinu? Maža, kad jo yra, jisai neveikia. Tai va, tai stengiamasi rasti tokius vaistus, kurie galėtų įveiklinti, paprastai tariant, tą, ką dar kasa sugeba pagaminti. Kalbant apie pirmo tipo cukrinį diabetą, aš išskirčiau turbūt išskirtinai technologinius dalykus. Jau mes nekalbam apie tai, kad siekiama sukurti kažkokį ypatingą insuliną. Taip, yra insulinas, kuris veikia visą savaitę, ilgo veikimo insulinas, ar ne? Įvairiausių moduliacijų insulinai, bet jie iš esmės yra tik tai pagal veikimo trukmę. Vienas veikia ilgiau, turim labai super trumpai veikiančius, dabar ieškom, kad ilgai veiktų. Kažkokiom atskirom pacientų grupėm tai galbūt galės būti pasirinkimo vaistas vienas ar kitas, bet jie tikrai neapvers sampratos apie insuliną ir apie insulino poreikį. Didžiausias proveržis arba didžiausi tyrimai vyksta technologijų srityje ir uždaro closed loop sistemų sukūrimas komercinių ar ne, dirbtinių kasų sukūrimas komercinių. Šitoj vietoj labai stipriai dirbama. Kitas dalykas, kalbant apie transplantaciją, ieškoma minimaliai, kaip pasakyti, ieškoma tokių būdų, kad reikėtų kuo mažiau, tarkim, imunosupresinio gydymo įvykdžius transplantaciją. Tai paprastai tariant, pabandom sudėti kasos beta saleles į kažkokį apvalkalą ir su tuo apvalkalu įsodinkime žmogui kasos beta saleles, kad jisai neturėtų agresijos ir neveiktų visos mūsų imuninės sistemos ir galbūt mes apsieisime su minimaliai imunosupresija arba ir be jos. Aš labai paprastinu apie tai, ką šneku. Taip pat turėtumėme kalbėti ir apie kamieninių ląstelių diferenciacijos įvairiausius dalykus, kur irgi vykdomi tyrimai, ar mes galime kamieninės ląsteles priversti diferencijuotis į kasos beta ir alfa ląsteles, tokiu būdu užtikrindami insulino ir gliukagono adekvačią gamybą. Tai tų tyrimų iš tikrųjų vyksta daug ir informacijos labai mes kasdien gaunam naujos ir turbūt pagrindinė žinutė, žinant, kad tai nėra stovintis vanduo, tai nėra pelkė, tai yra kažkoks krioklys, diabetikas dabar vyksta, tai dar kartą pasakyti, kad visada reikia turėti viltį ir optimistinį požiūrį. Aš labai suprantu, kai žmonės ateina ir sako, pavargau. Labai suprantama, ką mes galim pasakyti, tai darom, ką galim padaryti dabar geriausiai. Ir tikimės, kad visos naujienos ir naujos technologijos ateis pas mus ir taps prieinamos.
Ir realiai, kas įvyko per paskutinį laiką, negaliu sakyti per metus ar 2, bet bendrai pasižiūrėjus, paskutinių gerai 5 metų laikotarpį, tai tikrai yra didelis proveržis, ką mes Lietuvoje galime taikyti tiek antro, tiek pirmo tipo cukrinio diabeto gydymui ir kontrolį. Dėkui, Žydrūnė, už visus atsakymus į klausimus. Laikas labai greitai bėga, klausimų nors ir dar liko, mačiau, kad buvo ir komentaruose, nespėjame visus atsakyti, bet tikrai nuoširdžiai dėkoju už skirtą laiką. Ir paskutinės kelias minutės noriu pasinaudoti progą ir anonsuoti kelis labai svarbius dalykus. Šiandien daug kalbėjom apie psichologinę sveikatą, apie psichologo buvimą medikų komandoje. Tai noriu pakviesti, jeigu jūsų tarpe arba jūs patys matote, kad reikia tos psichologinės pagalbos, tikrai galite kreiptis į Diabeto IQ klubą ir mes pasistengsim sudaryti visas sąlygas, kad gautumėte tą psichologinę pagalbą ir ji būtų nemokama. Ar gyvai, ar nuotoliu. Tikrai žinom, kad ne kiekvienas psichologas žino diabeto tematiką ir tai yra tikrai labai svarbu. Tai jeigu po šitos transliacijos kažkam sukirbėjo, kad vis tik ne tik išmaniosios technologijos ar tie techniniai dalykai diabeto valdyme yra svarbu, tai tikrai galite kreiptis į Diabeto IQ klubą ir suteiksim visą reikiamą informaciją ir psichologo konsultacijas. O Žydrūnės aš dar noriu paprašyti anonsuoti rytoj Santaros klinikose vyksiantį renginį, kur tikimasi sulaukti dalyvių ir nemažai. Ačiū labai, Dovilė, iš tikrųjų, tai jeigu mes nespėjom aptarti visų klausimų ir jeigu jų liko, aš tikrai labai kviečiu rytoj 15:30 atkeliauti į Vilniaus universiteto medicinos mokslo centrą. Jisai yra visiškai naujas mokslo centras pastatytas ir jį galima rasti už Nacionalinio vėžio instituto važiuojant nuo žiedo, Santaros klinikų žiedo link Žaliųjų ežerų. Jisai bus kairėje pusėje, tikrai netoli už Nacionalinio vėžio instituto. Kviečiu tenai, kodėl mes susibursime tiek gydytojai, tiek pacientai, tiek bendruomenės nariai, pasišnekėti apie cukrinį diabetą, atsakyti jūsų klausimus, padiskutuoti apie mitybos įtaką diabeto kontroliai, apie psichologinę gerovę, apie technologijas. Turėsim galimybę tas technologijas pamatyti, pačiupinėti, pabandyti. Turėsim galimybę pamatyti technologijas, kurios galėtų galbūt padėti išvengti diabetinės pėdos atsiradimo ir progresavimo. Taip, kad tikrai labai kviečiu. Ir numatomas renginys nuo 15:30 iki maždaug 19 valandos, tai jeigu jūsų pavakarys galėtų būti skirtas šiam renginiui, būtų puiku. Na, o paskui, Dovilė, turbūt reikia kviesti eiti aplankyti apšviestų vietų, ar ne? Taip, tai apšviestos vietos Vilniuje bus 3 kryžiai ant 3 kryžių kalno ir Mindaugo, Baltasis ir Žvėryno tiltas. Bendro susibūrimo neorganizuojam, atsižvelgdami į esamą rytojaus situaciją, bet labai kviečiam aplankyti savarankiškai ar mažomis grupelėmis, nufotografuoti ir savo socialinius tinklus kelti ir tokiu būdu skleisti tą žinią apie diabetą, nes ta sklaida tikrai yra labai svarbi, ne tik mums, mūsų bendruomeniai sergantiem, bet ir tiem, kurie galbūt kažkada turės artimųjų, kurie sirgs, ir tikrai labai svarbu kalbėti apie požymius ir apie šitos ligos iššūkius. Ir paskutinis jau mano anonsas rytoj Kaune nuo 15 iki 19 valandos Nacionalinis kraujo centras Laisvės alėjoje prie muzikinio teatro matuos gliukozės kiekį kraujyje, tai tikrai galima atvykti ir tai padaryti nemokamai. O nuo 18 valandos vyks didžiulis paramos koncertas su daug atlikėjų. Visą informaciją galima rasti mūsų Facebooko puslapyje ir visos surinktos lėšos bus skirtos vaikams, kuriems bus diagnozuotas pirmo tipo cukrinis diabetas, ir paramos krepšeliams, kuriuos mes dovanojame Kauno klinikose. Tai šita transliacija dar nesibaigė. Turėsime 5 minučių trukmės pertrauką su gerbiama gydytoja endokrinologė Žydrūnė, jau atsisveikinsime,
bet į eterį ateis daugeliu gerai žinoma slaugytoja diabetologė Violeta Bičkauskienė, kuri irgi kaip diabetologija yra labai svarbi diabeto gydyme, tai galėsi daugiau tokių ir praktinių klausimų užduoti. Tų klausimų turim tikrai daug pasiruošę, daug gavę. Tai dabar 5 minučių pertrauka ir iki susitikimo jau greitai. Dėkoju Žydrūne ir tikiuosi, kad aš tai tikrai, o ir didelė dalis dalyvavusių tiesioginiai transliacijų rytoj dar galės susitikti su jumis gyvai. Ačiū labai, Dovilė, ir aš noriu palinkėti jums stiprybės ir labai ačiū už darbą, kurį jūs darot, nes stipri pacientų organizacija, stipri parama pacientam ir gydytojam jūs esat parama didelė, tai yra labai svarbu. Tai ačiū, kad esat ir kuo dideliausios jums sėkmės. Dėkui ir iki. Keliaujame pertrauką. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukos ir šiandienos tiesioginė transliacija su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikais
noriu pratęsti su Violeta Bičkauskienė, kuri yra slaugytoja diabetologė, daugeliui gerai žinoma ir iš tiesioginio kontakto, ir iš nuotolinių susitikimų. Tai džiaugiuosi, Violeta, kad ir šiemet esate su mumis ir ne tik tiesioginėse transliacijose, bet ir kitose bendrose veiklose. Tai daug kalbėjom su gydytoja Žydrūne apie psichologinę pagalbą. Kaip Jūs manote, ar pacientui diagnozavus diabetą Jūs dažnai susidurėte su ligos neigimu ir ignoravimu? Ir kokios perspektyvos laukia tokių pacientų? Ir kaip Jūs pacientams iš praktikos padedat susitaikyti ir priimti ligą? Ar tai būtų pirmo tipo cukrinis diabetas ar antro tipo cukrinis diabetas, vis tiek, bet kuriuo atveju tai yra didelė nauja žinia. Ir kaip Jūs padedat priimti šią žinią? Pirmoji dalis šito klausimo labai lengva, tai taip labai dažnai susiduriam su ligos neigimu, nes bet koks sveikatos praradimas yra netektis. Ir mes, tą netektį pirmiausia visi žmonės natūraliai išgyvename, priešindamiesi tam, diskutuodami su likimu, su gyvenimu, su medikais šioj situacijoje. Tai taip, tai yra natūrali būsena. Ir labai sunki klausimo antroji dalis, kaip padedam. Tai nėra vienodo būdo ir turbūt, kad net neturiu scenarijaus. Manau, kad svarbiausia yra duoti laiko tam žmogui. Ne visada mes ligoninėje turime laiko pakankamai, kad galėtume kokybiškas žinias suteikti. Tai todėl patys būname frustracijoje ir įtampoje, tikrai tuo nepalengvindami paciento situacijos. Bet ambulatoriniai grandy turbūt tai dar sudėtingiau, nes tai dar trumpesnis vizitas, trumpesnis susitikimas, trumpesnis, lakoniškesnis žinutės pateikimas. Tai gal šitoj vietoj neturėtume vadinamai varyti Dievo medin ir sakyti, kad ne, mes stacionare turim bent jau 5 dienas to buvimo kartu. Tai džiaugiamės, kai žmogus yra atviras šitai emocijai ir priima tai, kad natūralu jausti skausmą, beviltiškumą ir neatsisako psichologo pagalbos. Mes stengiamės pakviesti čia stacionare psichologą ir jo konsultaciją suorganizuoti dar čia vietoje. Tai nėra dažna, bet dažnesnė priežastis pacientas atsisako šitos konsultacijos. Galbūt dėl tos pačios priežasties, kad jisai dar vis neigia. Tai, žodžiu, tai yra kelionė, kurioje tiek, kiek man leidžia laikas ir nuovokumas toj situacijoje arba pats pacientas, toje situacijoje stengiuosi būti kartu. Stengiuosi girdėti, išgirsti tai, kas labiausiai neramina. Pirmiausia, išgirsti klausimus, o tik tai tada suteikti atsakymus. Ačiū. O jeigu kalbėtume apie laiką, kai jau praeina šiek tiek laiko po diagnozės, ir ar Jūs pastebite kažkokių skirtumų ir kaip ligos valdymas priklauso nuo paciento emocinės ir psichologinės būklės? Labai logiška eiga šito klausimo iš tikrųjų, nes kai kurie žmonės tą neigimą išgyvena vėliau. Ne pirmą mėnesį netgi, atrodo susikoncentruoja dėl kitų.
nes jis turi būti stipresnis už tą, kuris yra šalia, už mamą ar tėtį, nes mes kalbam ir apie suaugusius vaikus, taip, tai yra 18-19 metų jaunuoliai, tai jie nori būti stipresni už mamas ir tėčius, kurie ką tik paleido savo studentą į kitą miestą ir štai tokia akistata. Ir tas neigimas jisai pastebimas vėliau, tikrai galim ir pražiūrėti. Tai džiaugiamės, kad būna galimybė ir labai dažnai žmonės sutinka susitikti su mumis po mėnesio, po 3 mėnesių ir pasižiūrėti, kaip sekasi. Jeigu kelionėje yra palaikantys žmonės, ar tai bus specialistas, rečiau taip yra, ar tai bus artimieji, ko labai visada linkime, tai šituos neigimo, gedėjimo ir pykčio žingsnių žmogus tikrai greičiau praeina. Tas ratas apsisuka greičiau. Ir palaikymas ar diabeto klubų, dalyvavimas juose, bet tai greičiausiai, kad yra vėlyvesniam etape. Iš tikrųjų labai palengvina to žmogaus adaptaciją ir gyvenimo kokybę, nuovargio, netokį spontanišką kilimą. Žodžiu, ta pagalba iš aplinkos yra labai labai svarbi. Jeigu žmogus atrodo ir nori būti labai stiprus, tai lūžis tikrai įvyksta vėliau, gali įvykti ir po pusės metų. Tada, kai jam pasidaro sunku. Ką Jūs patartumėt tiem pacientam, tiem sergantiesiem, kurie neturi šeimos palaikymo, jie stengiasi valdyti savo ligą, šiuo konkrečiu atveju gavom klausimą apie 2 tipo cukrinį diabetą, stengiasi ją valdyti, bet šeimos palaikymo nėra, nes šeima mano, kad čia nėra labai rimta liga ir užtenka išgerti tabletę ir tiek. Tai kokie Jūsų būtų patarimai tam pacientui? Turbūt, kad pirmasis pasiūlymas tai bendrauti su to paties likimo tam pačiam rūpestyje esančiai žmonėmis. Nes tai yra ta bendruomenė, kuri tikrai geba ir žino, kaip padėti. Tikrai labai svarbus psichologo dalyvavimas šitame, įsileisti psichologą kaip konsultantą į savo diabeto priežiūrą, šitam žmogui irgi tikrai yra labai svarbu, nes jeigu tai nebūtų svarbu, jam nekiltų klausimas apie tai, kad šeima jo nepalaiko. Galbūt tokia ekspromptinė mintis ir nežinau, kada jinai galėtų realizuotis, bet gal bus momentas. Aš labai linkiu, kad tam žmogui įvyktų proga pasiūlyti artimiausiam žmogui, kuris jam yra labai svarbus ir neabejotinai jisai yra tam žmogui labai svarbus, nueiti drauge pas specialistą. Ar tai pas slaugytoją diabetologą, ar tai pas gydytoją endokrinologą. Šitoj vietoj siūlyčiau pagalvoti klausimų, į kuriuos atsakymus norėtų, kad išgirstų tas kitas artimasis. Tai ne iš artimam pasakyta žinutė, o iš kito, svetimo. Galbūt suskambės kitaip. Labai geras ekspromptinis, daug dalykų eksprompt vyksta labai gerai ir labai gerai išgirsti iš jūsų lūpų tokį patarimą. Dabar šiek tiek pereikim prie tų tokių techninių diabeto valdymo dalykų, mityba, maistas. Tai pacientai labai dažnai kalba apie mažai angliavandenių turinčią dietą arba ketogeninę mitybą, kuri galbūt padeda valdyti diabetą. Kiek žinome tyrimų apie ilgalaikį tokios mitybos propagavimą ir poveikį bendrai sveikatai
vis dar tokių tyrimų yra per mažai arba jų labai nėra, kad būtų galima daryti kažkokias tvirtas išvadas. O ką medikai šiuo klausimu pastebi savo praktikoje ir kokie yra tokių pacientų, kurie taiko vieną ar kitą mitybos būdą, sveikatos rodikliai ir ar jų ligos valdyme tai yra efektyvu? Galbūt patį suvokimą valdyti diabetą aš keisčiau valdyti glikemijas. Lengviau sekasi valdyti glikemijas, bet nėra žinių, ar iš tikrųjų sekasi valdyti diabetą, nes diabetas yra vis tik tai kompleksinis organizmo atsakas, ir tai yra įvairūs rodikliai, turi įtakos gydymo parinkimui ir netgi gydymo rezultatam. Tai labai džiaugiuosi klausimo autoriui ties įžvalga, kad nėra pakankamai duomenų apie šių mitybos rekomendacijų, populiariųjų mitybos rekomendacijų saugumą, nes dažniau mes stebime padidintus cholesterolio rodiklius, dažniau vis tik tai pradedama kalbėti apie didesnį atsparumą insulinui ir didesnį insulino poreikį, nes vis tik tai maiste dominuoja baltymas ir riebalas, ypatingai riebalas. Tai šitas kitokius mechanizmus užkuria žmogaus organizme. Kokias aš grėsmes kaip praktikė įžvelgiu, tai vertinti angliavandenius gramais, sergantieji cukriniu diabetu, jau tarsi mes turim tam tikras porcijas, tam tikrus dydžius ir mes tarsi įpratinę akį susijęti su tam tikru angliavandenių kiekiu. Tuo tarpu suvokti, kad riebalai yra gerokai kaloringesni už angliavandenius ir baltymus, kad jų gramo vertė, energetinė vertė, yra ženkliai didesnė ir todėl jų nepersivalgyti, kad energijos, kilokalorijų nebūtų pertekliaus, čia neretam yra didesnis iššūkis. Tai viršsvorio problema vis tik tai šitoj vietoj yra aktuali. Ar gliukozės koreguoti, parinkti insulinų dozę lengviau, kai yra ribojami angliavandeniai? Vienareikšmiai taip. Niekas negali šito paneigti. Tik tai vien geras gliukozės rezultatas nėra geros mano, jūsų, mūsų artimo sveikatos rodiklis. Vien geras gliukozės rezultatas. Tai čia turbūt, kad klausimas jisai diskusijomis tebeliks, bet mes būdami klinikinės medicinos atstovai vis tik tai turim remtis ir saugiausiai jaučiamės, kalbėdami apie tai, kuo esam tikri, kad yra saugu. Tai tikiuosi, ir tam renginy, į kurį ateisit, kas galėsite, išgirsim atsakymus ir galbūt tos pačios gydytojos dietologės apie bendrasias rekomendacijas, apie angliavandenių kiekį, kad mums jie yra būtini, mūsų mityba turi būti subalansuota tarp angliavandenių, baltymų ir riebalų. Nereikia persivalgyti angliavandenių. Nereikia, kad dominuotų greitai įsisavinami angliavandeniai arba tie, kurių labai lengva daug privalgyti. Apie kokybę tada kalbam, bet angliavandeniai yra tas makroelementas, kuris greičiausiai teikia ir sotumo jausmą. Tai jų dėka mes turim šansą nepersivalgyti.
Dar labai svarbus dalykas yra maisto produktų glikeminis indeksas. Galbūt jūs galėtumėt šiek tiek papasakoti apie tai, kas yra tas maisto produktų glikeminis indeksas ir kaip reikėtų vertinti ir kaip rinktis produktus atsižvelgiant į šitą indeksą. Apdovanojat mane slidžiais klausimais. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie teorinius dalykus, tai aukšto glikeminio indekso produktai tai yra produktai, kurie greitai ir aukštai sukelia mūsų glikemiją. Tai reiškia, kad jie duoda turbo energiją, turbo greičiu. Be jokios abejonės, tas gliukozės šūvis yra stresas mūsų organizmui ir stresas suvaldyti šitą gliukozės šūvį ir sergant cukriniu diabetu. Parinkti insulino dozę jau yra komplikuočiau ir organizmo atsakas yra sudėtingesnis. Kodėl pasakiau, kad slidus klausimas? Todėl, kad tai, kas turi žemą glikeminį indeksą, nebūtinai yra sveikas produktas. Ten, kur bus daug riebalo, angliavandenis ir daug riebalo, tai bus lėčiau įsisavinamas angliavandenis, tai reiškia, jo glikeminis indeksas bus žemesnis. Ar tas produktas, kai bumerangas negrįž man kitų kampų, kitų galu, bet čia jau turbūt mes turime būti sąžiningi su savimi, kiek mes tuos produktus valgom. Tai čia jau remiamės į kiekius, tai nesakom, kad ta pati pica ar net nežinau kokį nežinau, kebabas, jau yra tas tabu maistas, bet tai neturi būti ne tik kad kasdieninis, tai neturėtų būti mūsų kas savaitinis pasimėgavimas. Mes turėtume vienodai atsakingai pasižiūrėti tiek į aukšto glikeminio indekso produktus, tie, kurie, tokius kaip žinom, gliukozė, cukrus, aukščiausios rūšies miltai, vaisių sultis, tai kuo galiausiai vaduojamės esant hipoglikemijai, arba daugiau cukrų turintys desertai, tai atsakingai turime žiūrėti į šitų produktų vartojimą, bet lygiai taip pat atsakingai turėtume žiūrėti ir į riebių angliavandenių vartojimą, sočiųjų riebalų vartojimą, nepaisant to, kad jų glikeminis indeksas yra žemesnis, gerokai žemesnis. Turim klausimą, ar jau pabaigėt, ar dar norite? Norėjau paklausti, ar tikiuosi atsakiau į tą klausimą. Turim klausimą iš sergančio pirmo tipų diabetu. Kodėl užmigus iš karto kyla cukrus, o prabudus staigiai krenta ir po kurio laiko vėl staigiai kyla, nors nebuvo nieko nei valgyta, nei gerta? Čia individualu tikriausiai, bet... Labai individualu, iš tikrųjų teisingiausia šitą klausimą analizuoti abiem kalbant ir stebint aptariant vakarą, vakarienę, dienos bėgį buvusios dienos ir rytinės tendencijas kiekvieną rytą. Tai ką aš galbūt iš dažnesnių glikemijų analizių galėčiau pasamprotauti, bet čia bus tik samprotavimas, o ne to žmogaus situacija. Tai dažniausiai atsigulus gliukozės kyla dėl vakarienės niuansų. Arba tai būna vėlyvesnė vakarienė, arba gerokai baltymingesnė ir riebesnė vakarienė, kas gali turėti įtakos aukštesniai glikemijai po 2, 3, 4 valandų. Jeigu mes kalbam apie intensyvią insulinų terapiją,
Taip, tai reiškia, kad yra naudojamas insulinų švirkštikliais, o ne insulinų pompa, tai šitą vietą tada reikėtų aptarinėti tik tai to vakaro kontekste. Kitų priežasčių užmigus, atsigulus, aš nematau, kodėl galėtų būti kilimas. Nebent yra naudojama insulino pompa ir mes galim kalbėti ir galvoti apie insulino bazės trūkumą. Kodėl paryčiui mažėja gliukozė? Tai vėl samprotaučiau, kad esant intensyviai insulinų terapijai, tai reiškia jau baigia veikti maistas ir pradeda aktyvesnį rezultatą duoti bazinis insulinas. Kodėl kyla atsibudus? Tai yra kortizolis, jisai dažnam, ypatingai pirmo tipo diabetu sergančiajam, labai būdingas vadinamasis aušros fenomenas, kai kartais šypsausi ir sakau, atsibunda mes, iškeliam kojas iš lovos ir su mumis iš lovos išlipa kortizolis, kuris tokį efektą mums ir parodo. Ir mes kartu nukeliaujame į dušą. Be jokios arbatos, kavos, bet tiesiog tas gliukozės kilimas jisai yra paaiškinamas ir yra situacijos, kada tuos momentus bandom spręsti, tai yra nėštumas, bet kitose situacijose, sakom, jeigu tai yra tiesiog saikingas gliukozės pakilimas, tai siūlom suvaldyti pusryčiuose su papildomu insulino boliusu. Dabar šiek tiek apie antro tipo diabetą ir gliukozės jutiklius nuolatinius. Tai ar tikslinga būtų visiems sergantiem antro tipo cukriniu diabetu bent jau išbandyti gliukozės jutiklius? Ir ar yra atveju, kai toks jutiklio naudojimas yra nerekomenduojamas ir jūs nerekomenduotumėt? Dalelytė šitą klausimą jau atsakė ir Žydrūnė, kad iš tikrųjų mes turim labai gražių pavyzdžių ir nemažai, kai jauni, naujai susirgę antro tipo cukriniu diabetu žmonės įsigyja jutiklį, nepriklausomai nuo gydymo. Aišku, dažnesnis pasirinkimas yra tada, kai inicijuojamas insulininis gydymas, tai intensyvi insulinų terapija, sukalbant apie tai, kad tai yra laikinas momentas, kada to reikia, kol organizme visi procesai aprims. Tai šitie žmonės yra tokioj pažangoj savo gyvensenos, savo gliukozių rezultatuose. Iš tikrųjų, tai labai malonu ir gera su šitais žmonėmis susikalbėti nuotolinėse konsultacijose arba vizituose, nes rezultatas yra neįtikėtinas. Kalbu apie 3 mėnesius dažniausiai naudojamo jutiklio. Antro tipo diabetus sergantiesiems, kai yra naudojama insulinų terapija, leidžiamas ir bazinis insulinas, ir greito veikimo insulinas, iš tikrųjų jiems yra labai naudingas sensorius. Gaila, kad jis yra nekompensuojamas, nes dėja šita grupė vis tik tai dažniau yra ir socialiai pažeidžiamesnė, jautresnė, bet be jokios abejonės ir populiacija yra žymiai didesnė. Tai čia, toksai, manau, kad gana ilgas nuoseklus darbas dėl kompensavimo iš šitų priemonių būtent šitai grupiai laukia, bet nereikėtų galvoti, kad vien tik poreikis turbūt nulems sprendimą, nes yra daugiau turbūt kriterijų. Ar yra kam nerekomenduotume? Dar nebuvo. Yra kam nepapasakojam gal dėl to, kad vertę labiau galėtume įvardinti artimiesiems, bet ne pačiam žmogui.
galbūt nepasakom dėl to, kad jiem yra tiesiog nekompensuojama ir jie gydosi ne insulinu, o kitais medikamentais. Bet kad nerekomenduotume, dar nebuvo. Yra žmonių, kurie pasirinko nenaudoti, pabandę, pasirinko nenaudoti. Ir gerbiam tą jų sprendimą, nepriklausomai nuo diabeto tipo, bet labiausiai vertinu tą sprendimą, kuris yra argumentuotas. Argumentai man gali atrodyti visiškai nereikšmingi, bet jeigu tai yra reikšminga tam žmogui, vadinasi, tai ir turi prasmę ir vertę. Vieną kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad kai žmogus sako, mane vargina nuolatinis žiūrėjimas į mobilų įrenginį, aš tiesiog jaučiuosi priklausomas nuo to žiūrėti, kas vyksta dabar. Ir jisai pasirinko nenaudoti, galbūt tai yra laikinas sprendimas, kol pasikeis galbūt jo paties nuostata, bet tas emocinis distresas yra tikrai labai labai svarbus aspektas. Dar toks vienas papildantis klausimas gavom iš asmens sergančio antro tipo diabetu, kuris jau mėnesį nešioja tą gliukozės jutiklį ir jam niekaip nepavyksta susireguliuoti cukraus kiekio kraujyje, kyla kartais net iki 15. Tai ką jūs patartumėt, galbūt kur kreiptis, kur ieškoti pagalbos ir kaip išeiti iš šitos situacijos, kad būtų nauda ir vertė, bandant ir naudojant tą jutiklį? Labai norėčiau sakyti, kad tikrai siūlau ateiti pas slaugytoją diabetologą ir paanalizuoti kreives, nes galbūt tas vienkartinis pakilimas iki ar 14 ar 15 yra labai paaiškinamas, bet šitoj vietoj svarbi ir smulkesnė informacija. Tai yra, kas valgyta tuo metu, ar koks įvykis buvo, ar sportas buvo, ar koksai gydymas yra taikomas. Bet aš paprastai matau vertę, kai duomenų analizai yra asistuojantis asmuo. Ar tai bus gydytojas endokrinologas, ar tai bus mūsų gydytojas rezidentas, ar tai bus slaugytojas diabetologas, su kuriuo galima objektyviau įvertinti tas situacijas ir nesibauginti vienkartinių. Nes ir sveikam žmogui gliukozė pakyla iki 14. Bet tai vyksta labai trumpam laiko diapazone, ko kapiliare mes net nepamatom. O ką daryti, jeigu insulinas, kuris buvo paskirtas gydytojo, po tam tikro laiko lyg nebeveikia? Kaip pagerinti tą insulino veikimą ir kokių veiksmų imtis, kad, pavyzdžiui, po maisto tas cukraus kiekis kraujyje neužkiltų labai staigiai? Kokie būtų patarimai, ką daryti? Ar išeiti kažkur, ar ką jūs patartumėte irgi? Labai daug iš praktikos norisi tokių pavyzdžių, nes praktikos turi daug. Iš tikrųjų, jeigu pastebima, kad konkretus maistas, gliukozę užkelia greičiau, aukščiau, negu kad kitas panašaus netgi angliavandenių kiekio turintis maistas, labai dažnai siūlau anksčiau suleisti insuliną, kad nebūtų labai staigaus kilimo. Tai reiškia, kad atitraukta insulino injekcija prieš tokį maistą gali būti gerokai efektyvesnė ir neleisti tokiam sprintui aukštyn. Fizinis krūvis arba laiptinė arba keli ratai aplink namą ar darbovietę, taip, be jokios abejonės, tai yra pravartu po kiekvieno valgymo. Ar turime tokią galimybę ir prabangą kiekvienas? Turbūt ne. Jeigu kalbėti apie
gyvenimo peripetijas, tai turbūt, kad vienaip mes dėliotumės vėl su tuo vienu žmogumi, kuris atsiduria ir gal atsirastų variantų, kaip tada, kai negaliu išeiti, apžaisti tą maistą, galbūt pirmiau paimti salotų, suvalgyti skaidulingesnio maisto, kad jisai neleistų greitai kilti gliukozei, kol insulinas įsibėgės ir pradės veikti savo maksimumą. Tai atrodo, galima kalbėti labai daug tuo pačiu klausimu, bet tarsi trūksta to kito žmogaus, kuriam tai yra čia ir dabar aktualu ir konkrečias situacijas aptart. Tai bendrai turbūt, kad tiek. O ką reikėtų daryti, jeigu naudojamų jutiklių sensorių pleistrai arba kateterių, insulino pompos kateterių pleistrai alergizuoja? Gal irgi norėtųsi iš jūsų tokių praktinių patarimų, kas veikia, kas vieniems galbūt neveikia, o veikia kažkas kita. Tai kaip dorotis ir tvarkyti su ta alergija? Turiu turbūt keletą pastebėjimų šiuo opiu klausimu, tai kartais alerginė reakcija būna laikina, pirmus mėnesį, pirmus 3 mėnesius, bet pastebima rimstanti reakcija. Tai reiškia, kad organizme greičiausiai, kad įvyksta adaptacija tam svetimkūniui, ar tai bus pleistriukui, pleistro klijams, ir galiausiai nuslopsta. Bet tikrai tai nėra visada. Kartais išlieka jautrumas vienam pleistrui, bet nėra jautrumo kitam pleistrui. Vėl priklauso nuo jutiklio, nebūtinai alergizuojantis vienas jutiklis sukels alerginę reakciją kitas jutiklis. Jeigu vis tik tai tas jautrumas yra didesnis bet kokioj situacijoje, tai yra priemonės, kurias galima pabandyti, bet nėra jokios garantijos, kad jum asmeniškai tai veiks. Todėl išbandyti purškiamas ar putas, ar ten tokį, yra putos, galvoju, tenai kūdikėliams nuo pašutimų su cinku, yra kitas purškiklis, kuris sudaro barjerą, odos barjerą ir dėl to oda netaip jautriai reaguoja į pleistro klijus. Yra servetėlės, taip kaip dezinfekcinės servetėlės, bet yra ir servetėlės irgi kaip barjerinės servetėlės. Tai galbūt vaistinėse bandyti klausti barjerinę odos funkciją papildančių servetėlių, būtent jautrumui nuimti. Tai jos ir prilipina ir geriau limpa prie jų, jos tokios, patepus, tai net oda tokia lipni pasidaro. Ir kartu susidaro tarsi tokia nujautrinanti plėvelė. Kartais pavyksta suvaldyti tik tai su hidrokoloidiniais tvarsčiais, jeigu nėra alergijos tam tvarsčiui. Hidrokoloidiniai tvarsčiai yra brangesni, vėl mes suprantam, kad juos reikia keisti su kiekvienu jutiklio keitimu, bet tai yra tie, kur nuo nuospaudų naudojami, jeigu įsivaizduojate, arba yra didesni ir juos galima karpyti. Bet hidrokoloidinius reikia labai plonyčius, yra extra thin arba, kaip sakau, nuospaudom gydyti, nuospaudom tvarkyti. Tiesa, Dovilė, aš prisiminiau kitą dalį to klausimo, kur praeitas buvo apie, kad neveikia insulinas, tai šitas klausimas turėtų būti diskutuojamas su gydytoju endokrinologu. Neturime
tvirtų duomenų, bendrai objektyvių galbūt net, sakykime, neturim objektyvių duomenų, kad vienas insulinas nustoja veikti. Bet tai niekaip nepaneigia to žmogaus pastebėjimų ir žmogaus nuogąstavimų. Tai todėl, kad insulinas naudojau tiek metų ir dabar kažkas tai įvyko, tai diskusija yra tikrai pravarti ir verta ją iškelti, nes insulinų pasirinkimas yra didelis, nors aš dažniau tikrinu techniką. Klausiu, tai kaip dabar leidžiate? Tai kokie tokie techniniai patarimai, aišku, sudėtinga, nes daug dalykų reikia parodyti, pažiūrėti, kaip galbūt keisti kateterius ir kaip išvengti, ar yra prevencija, kaip po kateterių keitimo susidaro guzeliai ar sukietėjimai. Nes su šituo tikiu, kad irgi susidurėt dažnai. Tai kaip stengtis išvengti šito ir ne tik po kateterių, bet ir po, jeigu leidžiamasi penų švirkštikliu, tai po jų irgi lieka tam tikrų tokių liekamųjų reiškinių, tai kaip stengtis arba juos iki minimalaus kiekio sumažinti arba gal visai išvengti. Pagrindinė klaida, kurią tenka įvardinti ir stojam akistaton kartu su pacientu, tai yra insulinų vietos parinkimas, nes dažniausiai yra mėgstamos vietos ir jos metai iš metų naudojamos. Tai tose vietose dėja ilgainiui iš tikrųjų mes nebeturime galimybės įvertinti insulino efektyvumo, todėl kad gali būti, šiek tiek mažiau naudojamas paribys tos vietos, jeigu įsivaizduojate, apie ką kalbu, nes dažniausiai yra pilvas naudojamas, tai yra labai aiškios dvi zonos. Kairiai, dešiniai ir tokie kumščio dydžio ploteliai. Tai jeigu paribys, žiūrėk, insulinas veikia geriau, jeigu tik tai centras tos zonos, tai insulinas neaišku, čia suveikia ar nesuveikia. Tai insulino leidimo vietos parinkimas ir svarbiausia rotacija nepadrikai, nes mes pamirštame, kurioj vietoje leidomės. Bendrai, dažnai insulino leidimas tampa tiek autopilotas, kad net kyla abejonė, ar aš iš viso jį suleidau. Tai pompa yra sufleris, aš ten bent jau pamatau, kad yra atliktas boliusas, o kai švirkštikliais, tai jeigu neturi sufleriuko kokio nors, tai tada čia jau lieka pasikliauti savo autopilotu ir sakyti, taip suleidau ir jokių būdų neleisiu dabar pakartoti. Tai svarbiausia turėti schemą, kas 2 pirštus keisti, eiti tolyn. Ir ne veltui mes paišom zoro raides, gyvatukes, sakom, eiti kiek įmanoma toliau. Aš kartais juokauju, kad sakau, jūs galėtumėt nors ir po mentėm susileisti, jeigu tik pasiektumėte tenai. Tai ta prasme, kad mums tinka paodys, pooda, tai yra odos raukšlė. Ir kai kojoje mes leidžiam, visada sakom, būtina suimti odos raukšlę, kad nesuleistumėte į raumenį, nes mums nereikia aktyvios kraujotakos, juolab, jeigu mes, tarkim, netrukus, po pusryčių sėsim ant dviračio ir važiuosime į darbą. Tai insulinas turi būti suleistas po oda į tą, kad ir plonytį, nedidelį riebalinį sluoksnį, todėl būtina suimti odos raukšlę ten, kur oda yra arti raumens. Pilve tai tos rizikos yra gerokai mažiau, sėdmenį irgi yra nedidelė, tikrai labai nedidelė rizika, nebent tai yra vaikučiai. Ir visa juosta, abipus šonų, jinai irgi yra puikiai tinkama. Labai dažnai neišnaudojama yra nugarinė dalis juosmens injekcijom. Tai šitos vietos yra, turbūt, kad kertinės klaidos.
Labai svarbu yra išlaukti nuspaudus, jeigu naudojamas švirkštiklis, tai nuspaudus išlaikyti tas rekomenduojamas 5, mes sakom 10 sekundžių, nes retas, kuris skaičiuoja sekundės, dažniau pagreitina jas. Tai mes kažkada tai endokrinologų konferencijoje mums viena gydytoja padarė praktikumą, sako, tai va dabar mes sakome, kad išlaikykite 10 sekundžių ir dabar visi kartu paskaičiuokime. Ir kai eina tas laikrodukas 10 sekundžių, tai mums visiems prailgo skaičiuoti. Tai dėl to tikrai svarbiausia yra išlaikyti nuspaudus, nenuspausti ir paleisti, bet nuspaudus išlaikyti. Ir keisti adatėlės. Adatėlės jos anka, tai reiškia jų spindis siaurėja ir jos yra pritaikytos vis tik tai vienam dūriui. Tai dabar kompensuojama viena adatėlė į dieną, tai tikrai tą išnaudoti. Tai čia tokie atrodo labai primityvūs ir paprasti techniniai dalykai. Kalbant apie kateterio vietoje susidarančius guziukus, tai priežastys gali būti įvairios, galbūt netinkama adatėlė, gal metalinę keisti teflono, gal atvirkščiai tefloninę keisti metalinę. Galbūt reikia tam žmogui specifiškai, reikia keisti kateterį anksčiau, o ne kas 3 dienas. Ir jeigu matomas efektas, tada padaryti kažkokias tai savo išvadas, nes gali būti šitokie specifiškumai to organizmo. Galbūt pakeistas insulinas, va šitoj vietoj, gal pakeistas insulinas pompoje, pakeistų ir reakciją. Ir nesusidarytų nes mano supratimu, kad tas dūrio vietoje guziukas, jisai labiau asocijuojasi su alerginio organizmo atsaku, jautrumu. Ir yra keletas pastebėjimų, kad tik tai tam tikros, sakykime, pasitaiko kartais. Ir tas kartais gal tai yra labai karštas vasaros dienos, labai intensyvus prakaitavimas. Gal tiesiog šituo metu mano organizmas bendrai visas yra toksai įjautrintas ir aš pastebiu, kad bet kokią, net nežinau kaip pasakyti, niežulio infekcijos kažkokius tai požymius šiam periode. Ir paanalizuoti save. Jeigu skauda durant, gal verčiau prarasti tą adatėlę, tą kateteriuką ir durtis naujoje vietoje. Nes toj vietoje matyt ir pasako kūnas, ne, čia man netinka. Kažkas yra kitaip, mes juk viso paudžio net nematom. O ką daryti, jeigu ištraukus kateterį matomas pūlinukas arba išbėga šiek tiek kraujo ir kada tai galima namų sąlygomis, tai paprastai tariant, išgydyti, o kada jau verta kreiptis toliau į medikus? Jeigu tokios infekcijos atsikartojančios, bet kokiu atveju yra, rekomenduojama gydytojo dermatologo konsultacija. Tai jeigu yra vėl dažnos infekcijos, gali būti priežastis blogos diabeto kontrolės. Namų sąlygomis, tai kaip ir bet kuris inkštyras ar votelė, jinai gali būti tvarkoma ir yra tepaliukai, kurie ištraukia tą pūlinuką. Bet tai neturi būti kiekvieno kateterio vietoje. Tai nėra normalu. Išsisunkęs kraujas, tai sustabdomas tiesiog prispaudus. Tai nėra kažkokia tai, nežinau, pagalbos reikalaujanti situacija. Ir greičiausiai, kad yra tik tai to karto situacija.
Ir pabaigai dar vieną tokį irgi labai iš praktikos norisi. Įsivaizduokim, kad pas jūs atėjo pacientas, kuris svarsto apie sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu ir kuris svarsto apie insulino pompą, nes kažkur girdėjo, kad galbūt čia verta, bet visiškai nieko nežino apie insulino pompas. Tai ką jūs va taip iš praktikos patarėt ir ką va tokiam žmogui daryti, kuris turi tą tokią mažą mintį, pasvarstymą, bet matos, kad jam reikia tokio, kaip galbūt postumio, bet ką jūs darytumėt? Šiaip labai sveikinu bet kokią iniciatyvą ir domėjimąsi tuo, kas yra progresyvu ir tuo, kas palengvina gyvenimą. Tai mano tikslas būtų pirmiausia atsakyti į kylančius klausimus, susidaryti įspūdį, ko tikisi žmogus iš pompos ir tada pasvarstyti drauge, kokius privalumus jam teiktų tos priemonės naudojimas ir su kokiais galimais iššūkiais kokiem galimiem iššūkiam jisai turi būti nusiteikęs. Jeigu žmogus jausis ramus tuose iššūkiuose, tai manau, kad jisai yra ir bus pasirengęs tą pompą naudotis ir realizuos visas jos teikiamos gerybės. Tikrai, tik tai tada. Nes iššūkių jų visada būna. Kitas niuansas, tai vėlgi tų pačių pompų galimybės. Tai priklausomai nuo žmogaus poreikio, kalbam apie tai, ar ta ar kita pompa gali tuos poreikius patenkinti. O galbūt teks padirbėti pačiam intensyviau, pasitelkti bendruomenę, diabetu sergančiųjų bendruomenę į pagalbą, konsultuojantis, kaip panaudoti pompos galimybės jo konkrečioje situacijoje, nes ne visos insulinų pompos yra kompensuojamos bet kokiose situacijose. Tai čia turbūt, kad gydytojai endokrinologai plačiausiai galėtų diferencijuoti ir pasakyti, bet tas žmogus, kuris gerai kontroliuoja diabetą, tai apie hibridinės insulinų pompas turbūt, kad turėtume kalbėti kitų kontekstų. Sakiau, kad paskutinis klausimas, bet dar ne paskutinis buvo praėjęs, bet dabar jau paskutinis, nes laukiam dar vieno klausimo. Kiek normalu sveikam žmogui susileisti insulino 1 kilogramui kūno svorio ir koks gliukozės šuolis jau turi neigiamą įtaką sveikatai, o į kokį dar galima nekreipti dėmesio? Neturiu vieno atsakymą. Individualu? Labai. Iš tikrųjų, aš kaip slaugytoja diabetologė, niekada nesiakcentuoju į žmogaus svorį ir insulino kiekį. Nes pirmasis rodiklis, kuris parodo, kad insulinas yra efektyvus, tai yra jo veiksmingumas. Ir ne pagal kilogramus. Kartais atrodo labai smulkus žmogus, naujai susirgęs, intoksikacija yra didžiulė ir organizmas tiesiog desperatiškai reikalauja nemažo kiekio insulino ir tas mus trikdo, bet pamatom, kad po savaitės, po 2 įvyksta perversmas ir poreikis yra visai kitas. Tai aš nesiečiau kilogramo svorio su insulino vienetu. Taip, startiniai pozicijoje gydytojai endokrinologai skaičiuoja pagal kūno masę, kokiame, kiek tų vieneto gali būti optimalu, kad parinkti startinę saugią dozę. Bet tik tai tam, kad neperdozuoti,
Tai reiškia, kad žmogus nepatirtų hipoglikemijos. Ir dažniausiai nuo to tada keliaujam toliau ir insulino dozę didinam. Tai čia tiek į tą pirmą dalį klausimo. Kalbant apie gliukozės šuolį į viršų, žinokit, čia jau net nežinau, kokias situacijas aptarti, gal tik tai pasakysiu taip, kad mes, būdami nesergantis kaip specialistai, turėjom galimybę pabandyti, ką mes jum dedam ir ar tai skauda, kaip veikia programėlės. Ir mes natūralu, kad matėm, kaip gliukozė kyla mums. Tai tikrai ne viena iš mūsų matėm, kad gliukozė gali pakilti tam tikroje situacijoje iki 14. Ar tai yra daug? Taip, tai yra daug. Ar tai yra kritinė riba? Jeigu tai yra dažna, tai turbūt yra kritiškai reikšminga man. Bet, toks momentas jisai ir gali būti. O sergant cukriniu diabetu, tas šuolis yra dar didesnis, dėl to, kad yra medžiagų apykaitos sutrikimas. Ypatingai kalbant apie antro tipo diabetą. Tai tos ribos irgi, tikrai nepasakysiu, svarbu, kiek užsilaiko, kaip suvaldoma ta gliukozės kilimas ir ta visa kreivė. Su kokia gliukozė startuoju prieš valgį, su kokia gliukozė esu po 2-3 valandų. Tai reiškia, ar susitvarkė mano organizmas, ar su medikamentų pagalba, ar susitvarkė su insulino dozytės pagalba. Tai tokius galbūt parametrus svarbiausia yra analizuoti. Ir labai svarbu individualiai pasižiūrėti, kas skauda, tikrai aptarti ir turėti faktus, ką veikiau, ką valgiau, kiek valgiau. Tai labai svarbu, dar aš irgi akcentuoti noriu, kad ir keliaujant pas slaugytoją diabetologą, ir keliaujant pas gydytoją endokrinologą, ar tai būtų suaugusių ar vaikų, ateiti pasidarius namų darbus, o ne ateiti taip visiškai šviežiai, be nieko, net be istorijos gliukozės jutiklio, nes turim suprasti, kad iš tų namų darbų mūsų padarytų, kuo mes daugiau jų turėsim, kuo daugiau informacijos gydytojui suteiksim, tuo didesnį grįžtamą ryšį iš gydytojo galėsim gauti, nes jeigu nieko neatsinešim, tai tada bus kaip ten būrimas iš kavos tirščių. Labai tiksliai pasakyta. Ir tada ta konsultacija, vis tiek mes natūraliai norime efekto, tos konsultacijos kažkokio tai galutinio rezultato, kaip, bent kažkokius tai klausimus atsakyti. Ir tada užtrunkam, gerokai ilgiau užtrunkam, nes, aš noriu galvoti, kad mes visi sveikatos priežiūros specialistai, todėl ir esam čia, kad mes norime, kad būtų kontroliuojama ta situacija, mes norim būti naudingi, mes norim padėti ir todėl išnaudojam nemažai jėgų, jeigu tų darbų yra atlikta mažiau. Ačiū, Violeta, jums už visą skirtą laiką šiandien. Tikrai žinau, kad jums buvo ir gydytoja endokrinologė Žydrūnė, ir jums, Violeta, sunku rasti to laiko įtemptoj labai dienotvarkėj, nes pacientų tikrai tikiu, kad yra daugiau negu jų turėtų būti realiai dienos bėgyje. Bet džiaugiamės, kad esate tokia nuoširdi ir orientuota į mus kaip pacientus. Ir noriu dar, kad tuo pačiu pakviestumėt į rytojaus renginį ir aš po to jau pakviesiu į kitus renginius. Tai naujai prisijungusius į laivą tikrai labai nuoširdžiai kviečiu į Santariškėse naujai atidarytą medicinos mokslų centrą. Rytoj nuo 15:30, tikimės maždaug iki 19 valandos, sudalyvauti renginyje skirtam pasauliniai diabeto dienai. Tai diskutuosim ir apie technologijas, padiskutuosim apie mitybą,
padiskutuosim apie psichologinį distresą. Tai yra į diskusijų būrį įtraukti ir pacientai, pacientų atstovai, ir psichologai, ir gydytojai, dietologai, ir gydytojai endokrinologai. Tai galėsit, manau, kad užduoti klausimus. Aš tikiuosi, kad tos diskusijos turbūt, kad tęsis ir ne auditorijoje. Tai būkim aktyvus, būkim vieningi ir bus gera jūs pamatyti. Ačiū. Ačiū už kvietimą. O po šito renginio Vilniuje, Santariškėse, noriu pakviesti prie Vilniuje esančių 3 tiltų, arba bent jau vieną iš jų, tai Baltojo, Mindaugo ir Žvėryno, bei 3 kryžių kalno, tai pačių 3 kryžių ant to kalno, nes visi šie 4 objektai bus apšviesti mėlynai. Ir taip nešim žinią apie diabetą, apie didelius diabeto mastus ir tikime sulaukti ir daugiau ir žiniasklaidos dėmesio. Tai jeigu jūs būsit, aplankysit šitas vietas, nusifotografuokit, pasidalinkit su kitais ir taip kartu skleiskime tą žinią. O rytoj Kaune nuo 15 iki 19 valandos Nacionalinis kraujo centras matuos gliukozės kiekį kraujyje tiems, kurie neserga diabetu. Aišku, galėsit tie, kurie serga, bet tikimės, kad jie kontroliuoja savo esamą būklę. O nuo 18 valandos vyks didelis paramos koncertas su daug atlikėjų ir visos surinktos lėšos bus skirtos vaikams, kuriems dar tik bus diagnozuotas pirmo tipo cukrinis diabetas ir jie bus gydomi Kauno klinikose. Tai reklaminiai intarpai baigti. Tikime susitikti su jumis ir dalyvavusiai šioje transliacijoje ir stebėjusiais įrašą dar ne kartą. Jeigu norit susitikti su Violeta ir kitais medikais,